Kągi, sveiki visi, dar kartą, nežinau, pirmą kartą žiūrit šitą ar antrą kartą, pagal kurią eiliškumą, aišku, pagal eiliškumą tai būtų antroji dalis mūsų, nu, ir tikėsimės, kad kažkaip mes pabandysim čia ją sudėlioti ir pasišnekėti. Aišku, vienas dalykas, apie kurį aš noriu pasakyti, tai yra šita dalis, šitas yra pati sudėtingiausia dalis jums buvo išdėstyti ir aš tikiuosi daugiau, kad čia papasakosiu kai kurias idėjas, kurias aš radau, o jau toliau mes kažkaip pasidiskutuosim apie visą tai, nes čia kaip tokia man nesidėlioja į kažkokią bendrą sistemą, daugiau kaip atskiri dalykai. Tai yra apie ką mes šnekėsim čia. Tai yra esminės analitinės tos savokos, tai yra analitinis mąstymas, analitinis procesas ir psichologinė analitinė erdvė. Aišku, apie mąstymą ir procesą kaip ir daugiau, kas ta erdvė, kiek jinai susijusi su procesu ir mąstymu. Nežinau, pasižiūrėsim, tikiuosi labai aiškumą didesnį pasieksim mes tada per bloką. Taigi, tai jeigu tai pirmiausia, galbūt pradėkime nuo psichoanalitinio mąstymo, tai psichoanalizė ir psichoterapija taikoma tas pats psichoanalitinis mąstymas apie psichikos ir asmenybės struktūrą bei funkcionavimą. Asmenybės ir psichikos sutrikimų vystymas psichoterapijos metu vykstančius procesus. Kaip ir dvi dalis, kaip formuojasi asmenybė, kaip formuojasi patologija ir kas vyksta psichoterapija. Visa tai yra apima psichoanalitinį mąstymą. Čia kaip kažkas panašaus, kaip šnekame apie tą gebėjimą psichologizuoti, gebėjimą mąstyti psichologiškai. Tai va ir čia svarbus ankstyvieji santykiai su tėvais, vaikystės patirtis bei vėlesni meilės, praradimų, seksualumo ir mirties išgyvenimai sudaro nesąmoningą mūsų psichikos struktūros pagrindą, įtakojantį mūsų kasdienį psichologinį funkcionavimą, kad svarbus yra čia tai, bet matymas per tokią prizmę kitų žmonių elgsenos ir viso gyvenimo. Ir šis nesąmoningas patyrimas kartu yra ir mūsų psichologinių galimybių ir psichologinių konfliktų šaltinis. Atsispindi ir mūsų tarpasmeniniuose santykiuose, ir mūsų pačių santykiuose su savimi. Man atrodo, va čia ir pagrindinis ir yra esmė, kas tai yra psichologinis mąstymas, tai žiūrėjimas į viską per tą tokią prizmę psichoanalizės teorijos, matymo psichologinių tam tikrų dalykų. Tai va, ir nors dažnai psichoanalizė, aišku, siejama daugiau ir tada mąstymas tarsi tik su Freudu ir jo teorija, bet taip nėra. Iš principo, toliau po Freudo psichoanalizė vystė skirtingomis kryptimis, bet taip nėra, toliau psichoanalizė vystė skirtingomis kryptimis pradžioje Freudo studentai, mokiniai, vėliau neofreudistai, vėliau Freudo sekėjai. Ir nors vėliau kai kurie Freudo mokiniai ir kolegos, pavyzdžiui, Adleris, Jungas, sukūrė savo psichoterapijos mokyklas, kur irgi naudoja terminą analizė, bet terminas psichoanalizė liko labiau apibūdinti išskirtinai Freudo sukurtą metodą. Šiuolaikinė psichoanalizė skiriasi nuo tos, aišku, kuria užsiminėjo pats Freudas, klasikinė psichoanalizė kito ir to nuo klasikinės Freudo teorijos. Vystantis psichoanalizai, daugelis šios srities mokslininkų požiūrį išsiskyrė su pačio Zigmundo Freudo, todėl jie skūrė savitas tokias psichoanalizės poklasės mokyklas irgi kaip ego psichologija, objektiniai ryšiai, Klein teorija, savasties psichologija, Lakano prisirišimo ir kitos teorijos. Tokios, kurios vis tiek sudaro tą pačią psichoanalizės teorijos esmę. Taip pat psichoanalizė buvo adaptuota skirtingoms kultūroms, kad analitikas suprastų paciento aplinką ir kultūrą, bet vis tiek baziniai dalykai tai liko tie patys, kad ir ką mes ir minėjom apie tą patį struktūrinį ir topografinį modelį. Ir teoriniai pagrindiniai principai, per kuriuos mes tada žiūrim vis tiek žiūrėdami į žmogaus elgseną, tai didelė psichinio gyvenimo dalis yra pasąmoninga, vaikystės patyrimas kartu su genetiniais faktoriais lemia tai, koks esi suaugusiame amžiuje, paciento perkeliamas terapeutui yra pagrindinis jo supratimo šaltinis, terapeuto kontraperkeliamas jam suteikia reikšmingų duomenų apie tai, kokius jausmus pacientas sukelia kitiems. Paciento pasipriešinimas terapijos procesui yra pagrindinis psichoterapijos taikinys. Simptomai ir elgesys savyje slepia daug funkcijų ir yra nulemti kompleksinių ir dažnai pasąmoningų jėgų. Ir nėra lengva atskirti, dabar jau šnekėsim šiek tiek apie kitą dalyką, apie patį procesą ir jisai susijęs kartu su analitinė situacija. Čia nėra šiek tiek susijęs su analitinė erdvė, ten erdvė yra kas kita. Tai nėra lengva atskirti analitinę situaciją nuo analizės viso proceso. Analitinė situacija tai santykių grupė, kuri apima procesą ir settingą.
Kai kalbame apie analitinį procesą, reiškia, kad jis turi būti dalis visumos, kurios imtis yra didesnė ir apima daugiau analitinės situacijos. Ir settingas tampa procesu, nes apibrėžia kaip tik tada to proceso stabilumą. Taigi, pirmiausia, apie analitinę situaciją, čia keli apibrėžimai, kaip galima matyti. Analitinė situacija tai dinamiškas laukas, kuriame kyla bendra poros analitiko ir paciento fantazija, kuria dalinasi analitikas ir pacientas ir kuri tampa mobili per abipusį tokį projekcinio identifikavimo procesą. Kai analitikas ir pacientas suvokia bendras fantazijas, tam laukia ir gimsta įžvalga. Arba analitinė situacija tai, kas svarbu, stabilu, kas kuria terapinį alijansą ir yra priešinga perkelimo neurozijai. Analitinę situaciją galima apibūdinti kaip bendrą tarpasmeninių santykių ir tarpasmeninių įvykių visumą, kurie vystosi tarp psichoanalitiko arba terapeuto ir jo paciento ta konfigūracija tokia. Analitinė situacija turi savo erdvinę ir laiko struktūrą. Yra orientuota pagal jėgos linijas ir specifinę dinamiką. Turi savo evoliucijos dėsnius, bendrą tikslą ir momentinius tikslus. Analitinė situacija yra laukas, kurį galima paaiškinti jėgos linijomis, atsirandančiomis dėl tos ypatingos ir naujos konfigūracijos tarp tų dviejų veikėjų, kurių kiekvienas atlieka savo vaidmenį ir turi savo tikslus. Analitinė situacija kaip sąveikos ir stebėjimo laukas, kuriame yra ir analitikas, ir pacientas. Laukas, kuriame pacientas nėra vienas, nes analitikas lydi jį kaip stebėtojas. Analitinės situacijos tikslas sukurti stebėjimo lauką, kuriame duomenys siūlo tik pacientas. Analitinė situacija yra tai, kas yra stabilu, realu ir susijęs su užduotimi, nes tai, kas atsiranda dėl šio stabilaus pagrindo, yra vadinama perkelimo neurozė. Analitinė situacija turi būti atskirta nuo perkelimo, kuris eina per visą analitinį procesą. Ir analitinės situacijos sąvoką lengviau suprasti intuityviai, nei ją apskritai konceptualizuoti. Ir analitinė situacija tai vieta, kur vystosi gydymas, kur eina gydymas, ryšys, kartu tai ryšys tarp dviejų žmonių, kurie prisiima apibrėžtus vaidmenis, terapeuto ir paciento, kurie laikosi tam tikrų elgesio taisyklių, kad atliktų tam tikrą užduotį. Užduotis, kurią reikia atlikti šiem dviem asmenim, vieno iš jų nesąmonės arba pasąmonės tyrinėjimas, techniškai dalyvaujant kitam. Ir kai analitinę situaciją pradedame apibrėžti kaip santykius tarp dviejų žmonių, tarp specialisto ir paciento, kurie susirenka atlikti tam tikrą užduotį, mes nepastebimai periname iš situacijos į procesą. Nes kiekviena užduotis reiškia raidą, evoliuciją laike, o situacija, ką mums sako ir pats žodis, yra kažkas, kas yra vietoje ir nejuda. Taigi skirtumas tarp situacijos ir proceso iš esmės yra tas, kad pirmasis turi kaip ir erdvinę tokią nuorodą, o antrasis būtinai apima laiką. Tarp situacijos ir proceso egzistuoja ryšys kaip tarp terapinio alijanso ir perkelimo neurozės. Ir analizė iš principo ar terapija tai laipsniškas perkelimo neurozės pavertimas terapiniu alijansu. Ir analitinė aplinka tai konstantų grupė, kurios dėka gali vykti psichoanalitinis procesas. Freudas aprašė, kaip turėtų vystytis psichoanalitinis gydymas, tokiu būdu nustatydamas apibrėžiančias psichoanalizės prielaidas, be kurių psichoanalizė negali atsirasti. Ir už jos ribų psichoanalizė niekada negalėtų būti tokia, kokia yra. Iš šių apibrėžiančių prielaidų kyla taisyklės, kurios ir sudaro aplinką, be kurių psichoanalitinis gydymas nevyksta. Freudo idėja, nustatant aplinkos konstantas, yra sukurti pačias palankiausias sąlygas gydymui. Tokiu būdu settingas sudaro sąlygų rinkinys arba settingas užtikrinantis minimalų įsikišimą į analitinę užduotį. Ir tuo pačiu suteikiantis maksimalią informaciją, kurią terapeutas gali gauti iš paciento. Aplinka yra struktūra, kurioje vystosi tam tikro tipo turinys ir pats procesas. Yra trijų tipų konstantos, kaip ir tokios. Pirmosios kyla iš psichoanalizės teorijų, nes jos atsiranda kiekviename tokiam psichoanalitiniam gydyme. Bet be absoliučių konstantų pirmųjų yra dviejų tipų santykinės konstantos, tos, kurios priklauso nuo kiekvieno analitiko ir tos, kurios kyla iš konkrečios poros, kurią sudaro analitikas ir pacientas. Šios konstantos yra santykinės, bet nusistovėjusios jos tampa gana pastovios gali tapti.
Ir tarp santykinių konstantų, kurios priklauso nuo analitiko, galima paminėti kai kuriuos jo asmenybės bruožus, mokslinę ideologiją ir kitas konkretesnės, tokias kaip jo konsultacinio kabineto vieta, baldų tipas, stilius, reglamentas, mokesčiai, atostogos ir kita, kurios iš esmės priklauso tik nuo analitiko. Konstantų, kurios priklauso nuo poros, o ne nuo psichoanalizės ar analitiko, terapeuto, kurią sudaro konkretus analitikas ir jo pacientas, šios konstantos yra tos, kurios leidžia vystytis kontraperkelimo konfliktams. Tokio tipo konstanta galėtų būti kaip pavyzdys tai, kad sesijos laikas numatomas taip, kad būtų patogus abiem pusėm. Arba terapeutas, kuris atostogauja vasario mėnesį, atsižvelgdamas į paciento advokato atostogą sausio mėnesį, čia paimta iš Ačegojino, tokio argentiniečio psichoanalitiko, nes jis rašo, kad Argentinoje advokatai ir apskritai teismai sausio mėnesį atostogauja. Dėl šių sąlygų terapija gali įvykti, nes gydymo vieta tai analitinė situacija konkrečia prasme yra būtent ten tarp tų konstantų. Settingas veikia konkrečiai proceso raidą, nes žinoma, kiekvienas nustatymas, tas settingas turi įtakos proceso, kuriam jis priklauso vystymusi ir atvirkščiai. Joks procesas negali vykti kitaip, kaip tik settinge. Nutrūkus settingui medžiagoje atsiranda naujų, aišku, konfiguracijų, dažnai netgi labai įdomių, bet tai jokių būdų neleidžia mums keisti parametrų eksperimento tikslais, settingų kaitalioti tik tai eksperimento tikslais. Fiksuotų kintamųjų rinkinys sudaro tai, kas vadinama settingu, tai yra struktūra, kurioje vyksta procesas. Kai kurios iš šių taisyklių yra aiškiai suformuluotos susitarime, kitos bus suformuluotos tinkamu laiku, o kitos galbūt niekada, nors jos visada turi būti gerbiamos ir saugomos. Settingo konstantos yra empirinės taisyklės, kurias padiktavo Freudas, jis buvo genialus, jas nustatydamas, kurios nustato apibrėžtą ir griežtą santykį su pacientų sistema, kad gydymas galėtų vystytis geriausiu būdu su kuo mažiau trikdžių. Kai kurios iš šių taisyklių reglamentuoja bet kokias dviejų žmonių sritis, pavyzdžiui, ne tik terapijoje, pavyzdžiui, laiką ir pinigus, susitikimo vietą ir panašiai, nes jokia užduotis negali būti įvykdyta, nenustačius tam tikrų taisyklių minimumo. Kai tik Freudas atrado perkelimo reiškinį tokį, specialios analizės taisyklės iš esmės yra nukreiptos į perkelimo raidą be kliūčių toj terapijoje. Empiriškai žinoma, kad kiekviena aplinkybė, kuri atskleidžia kažką, kas susijęs su analitiko asmenybė, gali trikdyti šią raidą. Ir settingo tikslas apsaugoti pacientą nuo tų apsireiškimų, o analitiką nuo savo klaidų, kurios trikdytų procesą ir dėl to kenktų pacientui bei pačiam analitikui arba terapeutui. Settingas reiškia ne tik techninę, bet etinę analitiko poziciją. Analitiko ir paciento santykis susideda iš trijų elementų – perkelimo, kontrperkelimo ir taip terapinės sąjungos aljanso. Apie ją kalbės kitam, aišku, daugiau blokė Eglė Račkauskaitė. Ir Freudo rekomendacijos suskirstytos į dvi grupės apie settingą – tiesioginės ir konkrečios rekomendacijos, ir dėl jų niekas nesiginčija, jos kaip konstantai, jas galima arba priimti, arba atmesti, bet tai nediskutuotina. Tai priklauso santykinėms konstantoms, kurios priklauso nuo analitikoje, tarp tų, kurios yra susijusios ten su tvarkaraščiais, mokesčiais, atostogų reguliavimu. Ir B, kitas dalykas, gali seansų dažnis ir trukmė yra absoliučios, o ne santykinės konstantos. Dauguma analitikų mano, kad patogiausia, pavyzdžiui, analizės ritmas yra 5 sesijos per savaitę, nors Freudas siūlė 6, pavyzdžiui, irgi. Ir čia galima padiskutuoti daugiau apie įvairius settingo reikalavimus ir ką jūs manot. Ir Freudo rekomendacijose kalbame ne tik apie aplinkos konstantas, bet ir apie analitikų mentalinį požiūrį, psichologinį požiūrį, kuris galiausiai suteikia jiems prasmę ir vertę. Analitiko nuostatos reiškia jo nusiteikimą dirbti su pacientu, kuo geriau gyvendinant užduotį, kurią jis pats įsipareigojo ir kurią sudaro paciento nesąmoningų psichinių procesų tyrinėjimas ir įgalinimas juos suprasti. Freudas analitiko mentalinį požiūrį įvardino 2 taisyklėm – abstinencijos taisyklė ir analitinių rezervuotumų, garsioje analitiko kaip veidrodžio metaforoje. Analitinis rezervuotumas yra būtinas, kad būtų galima įvertinti pačią analitinę situaciją. Priešingo atveju perkelimo reiškiniai tampa tokie nepastebimi ir nesuprantami, kad analitinė situacija pažeidžiama. Abstinencijos taisyklėgi nurodo, kad analitikas neturėtų tenkinti paciento norų apskritai ir žinoma ypač jo seksualinių troškimų.
Ši taisyklė, kuri iš esmės galioja analizuojančiam asmeniui, nenumaldomai galioja ir analitikui. Kai tenkiname troškimus, taisyklė nustoja galioti ne tik dėl pusiausvyros ir etikos, bet ir dėl psichologinių priežasčių. Jei leidžiama pacientui mus džiuginti, džiuginame ir jį. Analitikas turėtų griežtai laikyti save paciento alter ego veidrodžiu, kurio vienintelė funkcija yra leisti pacientui matyti save atsispindinti ten. Kad įvykdytų savo misiją, analitikas turėtų būti tik funkcija, be materialinės paramos ir pagrindo, nematomas ir visada užanalizuojančio, nes kitu atveju objekto buvimas išstumtų analizantą iš jo narcizinės padėties. Priešingu atveju tai išstumia analitiką iš jam tinkamos irgi narcizinės padėties. Tokios analitinėje situacijoje pacientas yra vienas, nebūdamas toks totalus, nes analitinėje situacijoje iš esmės yra objektų santykis, kuris nustatomas palaipsniui. Pacientas yra narcizas, mąstantis apie save vandenyje, o už jo yra analitikas. Man tai labai patinkanti tokia graži metafora. Ir formalių požiūrių aplinka neabejotinai yra elgsenos veiksmas ir netgi apeigos kaip tokios. Geriausia ta žodžio prasme. Tačiau šio aspekto, nors ir būtina sąlyga analitiniam darbui, niekada nepakaks, kad procesas iš tikrųjų vystytųsi. Ir analitinės situacijos samprata išlieka stipriai susijusi su terapinio alijanso sąvoka. Terapinis alijansas kaip analitinės situacijos branduolys priešingas tokiam analitiniam procesui, kurio epicentras yra perkėlimo neurozė. Analitinės situacijos pagrindas yra terapinis alijansas, kuriame pokyčiai egzistuoja, bet yra labai lėti. O analitinis procesas savo ruožtu yra daug greitesnis ir mobilesnis ir atitinka tokį energetinį pasąmonės modalumą, kuris susiformuoja perkėlimo neurozėje. Taip pat analitinis gydymas yra laipsniškas tam tikrų sričių, kurios yra analizuojamos ir kurios iš pradžių priklausė perkelimo neurozė, integravimas į ego struktūrą, taip tampant terapinio alijanso dalimi. Analitinės terapijos esmė pagrįsta šiuo pokyčiu. Jei konkretus konfliktas analizuojamas perkelimo neurozėje ir suvokiamas, jis tampa ego dalimi, naujų ego aspektų, užmezgančių tikrus santykius su analitiku, nes jei terapinį alijansą apskritai galima apibrėžti, tai yra tikrų santykių su analitiku tipas. Tai, kas buvo įtraukta į perkelimo neurozės gyvybingumą, tampa stabiliu analitiko ir paciento santykių aspektu ir dabar priklauso darbiniam tam alijansui. Gydomasis procesas susideda iš perkelimo neurozės pavertimo tada terapinio alijansų. Ši regresija yra norimas terapinio proceso poveikis. Ir narcisinis elementas, kad ir kaip sunku apibrėžti šią sąvoką, yra dinaminis veiksnys, kuris savo jėga skatina psichoanalitinį procesą. Narcisistinis malonumas, kurį pacientas patiria iš buvimo analizėje, yra būtina ta sąlyga, kad analitinė situacija tvirtai įsitvirtintų ir terapija būtų sėkminga. Psichoanalizės proceso ryšį su regreso ir progreso reiškiniais būdingais proceso apibrėžimui galima paaiškinti dviem tokiais teoriniais požiūriais. Vienas teigia, kad regresija priklauso nuo aplinkos ir kitas atvirkščiai teigia, kad regresija kyla dėl ligos. Pirmoji teorija regresiją supranta kaip tokį dirbtinį aplinkos produktą, kurio dėka galima atlikti analitinį gydymą. Kita vertus, opozicinė teorija pripažįsta psichopatologinę regresiją, prie kurios analitinė aplinka prisitaiko kuo racionaliausiu būdu. Aišku, dar yra ir trečia galimybė, pagal kurią gydomoji regresija suteikia pacientui galimybę vėl pradėti viską nuo nulio. Gydymas yra sudaryti galimybę vystytis regresijos procesui, kurio pagrindu individų natūralus polinkis sveikai augti gali atsinaujinti, transformuojant save iš potencialo į tikrą realybę. Ši teorija būtinai remiasi ad hoc teze, kad mes gimstame su polinkiu į augimą, kuris nenumaldomai išsipildys, jei aplinka netrukdys. Toksai gana humanistinis požiūris tada. Dabar pats psichoterapinis procesas. Psichoterapinis procesas susijęs su didesnė, aišku, terapeuto kontrolė. Atsirenkami specifiniai konfliktai ir pasipriešinimas jų analizai ir interpretavimui. Kontroliuojama į regresiją, stengiamasi išlaikyti tam tikrą jos gilumo lygį ir panašiai. Tuo tarpu
Psichoanalizės procesas vyksta laisvai, nors čia labai tokios griežtos nuomonės. Analizuojama ir interpretuojama viskas, ką pacientas pateikė. Regresija ir perkelimas gilėja nekontroliuojamai ir tiek, kiek reikia pačiam pacientui. Galiausiai psichoanalitinės psichoterapijos metu terapeutas yra aktyvesnis, jis aktyviau reaguoja į tai, ką jam sako pacientas. O psichoanalitikas yra pasyvus ir laukia tinkamo momento intervencijai ilgesnį laiką, vengdamas savo paties vertinimų. Bet čia labai teoriška pagal mane. Procesas vyksta, aišku, pirmiausia tarp analitiko ir terapeuto ir paciento. Analitinis procesas dėl savo struktūros ir organizavimo susiduria su paciento kontakto ir atsiskyrimo laikotarpiais, kurie sąlygoja ypatingą nerimo tipą. Atsiskyrimo nerimą, kuris yra esminis ankstyvuoju gyvenimo periodu. Pagal šią teorinę prielaidą aplinka turėtų būti suprojektuota taip, kad tarnautų kaip sąlyčio ir atsiskyrimo pavojų talpykla. Tai, kas vyksta tyriamojo sistemoje, kuri mums kaip psichoanalitinis gydymas yra pateikiama kaip laiko funkcija, jeigu mes kalbam apie procesą. Remiantis šiuo labai bendru apibrėžimu, procesas yra funkcija, kuri kiekvienu konkretaus nutrūkimo atveju susisieja su tam tikra būsena ar konfigūracija būdinga tyriamam individui ar bendruomeniai. Kai tam tikrus įvykius analizuojančiame gyvenime išdėstome laiko tvarka, mes apibrėžiame procesą tuo, kad įvykius išdėstome pagal laiką tada. Antrajame termino procesas apibrėžime viskas, kas vyksta laike, įgyja vienybę palyginus su galutinė tą lemiančią būseną. Procesas juda link tikslo ir baigėsi jį pasiekus. Trečiasis proceso apibrėžimas yra susijęs su priežastinė grandinė. Tai yra vėlesnės būsenos kažkaip lemia ankstesnės nuolatinių arba atskirų kažkokiu būdu. Kai bandome suprasti analitinį procesą progresijos ir regresijos požiūrių, kai suskirstom į etapus priklausančius nuo konkrečių konfigūracijų, kai jos įsprendžiamos veda prie naujų, kurios yra numatytos, iš tikrųjų pateikiame tokio tipo paaiškinimus tada. Ir yra dar ir ketvirtas termino procesas vartojimo būdas, kaip įvykių su priežastiniais ryšiais seka ir veiksmai, kuriuos terapeutas tam tikrais momentais taiko ir seka būtų tokia, o ne kita. Suprantama, kad jei manysime, kad kiekviena būsena priklauso nuo to, kas įvyko anksčiau, tada bandysime ką nors padaryti, kad seka pasikeistų. Atsižvelgdami į konkrečią medžiagos ir analitinio santykio konfigūraciją, galime numatyti, kas nutiks vėliau, pavyzdžiui, padidės nerimas ar pasipriešinimas. Ir stengsime įsikišti į aiškinimą, kad tai nenutiktų. Terapinis procesas, kad toks būtų, turi išprovokuoti pokyčius, nes kitaip tai nebūtų procesas. Ir šios pokyčius mes stengiamės paskatinti interpretuodami. Norėdami tokiu būdu veikti psichoanalizės procese, pirmiausia, turime žinoti, kokios situacijos galimos, kai analitinės situacijos metu susidurime su tam tikra konfigūracija. Tada turime nuspręsti, kuri situacija yra priimtimesnė, susijusi su sudėtinga aksiologinė problema ir galiausiai, kokių veiksmų turime laikytis, kad ją pasiektume. Veiksmų eiga, koks yra tinkamiausias aiškinimas, interpretavimas arba ką galėtume padaryti, jeigu abejotume interpretaciją. Kai bandome išsiaiškinti psichoanalizės proceso prigimtį, tai yra jo esmę, pasiekiame tašką, kuriame atsiranda dvi priešingos ir akivaizdžiai nesuderinamos sampratos. Vienam iš jų psichoanalitinis procesas kyla spontaniškai ir natūraliai iš analitinės situacijos, į kurią patenka terapeutas ir pacientas. Kita vertus, procesas yra sudėtingų sąlygų, kuriomis vystosi analizė ir prie kurių pacientas turi prisitaikyti, kaip ir tokia visuma arba pasiduoti. Taigi, kai teigiama, kad psichoanalitinis procesas yra natūralus, o bet koks dirbtinumas yra tarsi neigiamas, manoma, kad perkeliamas iš esmės yra spontaniškas procesas, kad visi mes turime natūralų polinkį dabartyje kartoti seną kažkokį savo elgsenos būdą. Ignoruojamas faktas, kad bet koks procesas, kai įsikiša žmogus, yra iš principo dirbtinis. Dirbtinumas reiškia tai, ką sukuria žmogaus menas ir išradingumas. Ir perkeltinė prasme tai, kas yra netikra, tarsi laikoma.
Kita vertus, tie, kurie tvirtina, kad analitinis procesas yra dirbtinis mūsų technikos produktas, nes santykis, kurį settingas nustato gydymo dalyviams, yra pernelyg griežtas ir sutartinis, jam tada tarsi šnekama, kad trūksta spontaniškumo ir pripažįstama, kad jis tada yra asimetriškas. Analitikai pripažįsta, kad analizė yra augimo procesas ir kartu kūrybinė patirtis. Taigi viskas priklauso nuo to, kuriam iš šių dviejų aspektų teikiama pirmenybė. Proceso esmė yra pašalinti kliūtis, kad pacientas galėtų eiti savo keliu. Analitiko kūryba susideda iš gebėjimo duoti pacientui reikalingus instrumentus, kad jis vienas orientuotųsi ir vėl taptų savimi. Analitikas yra kūrybingas daugiau per tai, ką jis atskleidžia, nei per tai, ką jis sukuria. Tai va, psichoanalitinį procesą galėtume apibrėžti kaip įvykių grandinės į galutinę būseną įsikišus analitikui vystymąsi. Tiksliau tariant, šie įvykiai yra susiję vienas su kitu per regresijos ir progreso reiškinius, kad būsena, į kurią jie linksta, yra gydymas, kad ir koks jis būtų, ir kad analitiko įsikišimas iš esmės arba išimtinai yra. Psichoanalitinis procesas yra kažkas, kas vyksta tarp dviejų žmonių, analitiko ir paciento, kurie dirba kartu ir kur bus objektų santykiai, identifikavimasis ir perkelimai. Psichoanalitinis procesas priklauso nuo daugelio veiksmų, tarp kurių reikia apibrėžti analitiko turimą proceso sampratą irgi. Tai lemiamas veiksnys, nes proceso apibrėžimas jau reiškia modelį, pagal kurį jis veikia. Modeliuose pagrįstuosi idėja, kad psichoanalitinis procesas vyksta pagal natūralų augimą, dėmesio centre yra paciento vystymasis. Jei manome, kad psichoanalitinis gydymas yra diadinis, tai yra sąveikos derybų procesas, terapeuto indėlis tampa labai svarbus tada. Tai vat, ir yra daug metodų, kuriuos psichoanalitikas gali naudoti, tačiau yra 4 pagrindiniai komponentai, kurie kaip ir sudaro šiandieninę psichoanalizę, aš manau, kad ir psichoanalitinė terapija irgi. Tai pirmiausia, interpretacija. Tai žodinis analitiko ir paciento bendravimas, kurio metu analitikas aptarė savo hipotezes apie nesąmoningus paciento konfliktus. Paprastai analitikas padeda klientui pamatyti naudojamą gynybos mechanizmą, tada gynybinio mechanizmo kontekstą arba impulsyvų santykį, prieš kurį mechanizmas buvo sukurtas. Ir galiausiai jau tada kliento motyvacija šiam mechanizmui. Antras tai yra perkelimo analizė. Perkelimas yra nesąmoningo kliento praeities konfliktų kartojimasis čia ir dabar ant terapeuto. Perkelimo analizė reiškia sistemingą paciento verbalinių ir neverbalinių pasireiškimų per sesiją pasekmių analizę. Taip pat paciento tiesioginės ir numanomas komunikacijos pastangas paveikti analitiką. Atlikdamas perkelimo analizę, analitikas atkreipia dėmesį į visą komunikaciją, tiek verbalinę, tiek neverbalinę. Ir sukuria teoriją apie tai, kas paskatino kliento demonstruojamus gynybinius mechanizmus, kurie sudaro pagrindą bandymams keisti kliento elgesį ir charakterį. Toliau techninis neutralumas. Techninis neutralumas arba analitiko įsipareigojimas išlikti neutraliam ir vengti užimti kliento vidinių konfliktų kažkurią pusę. Analitikas stengiasi išlikti vienodo atstumų nuo kliento id, ego ir superego bei nuo išorinės realybės. Be to, techninis neutralumas reikalauja, kad analitikas susilaikytų nuo savo vertybinių sistemų primetimo klientui. Techninis neutralumas kartais laikomas abejingumu ir nesidomėjimu klientų, tačiau taip nėra. Tikslas yra tapti klientui veidrodžiu, atspindinčiu jo savybės, prielaidas ir elgesį, kad padėtų jam suprasti save. Psichoanalitinėje psichoterapijoje terapeutas laikosi neutralumo, anonimiškumo ir abstinencijos principų. Neutralumas reiškia, kad jis vengia paciento jausmų, minčių, požiūrių, troškimų ir poelgių vertinimo kritikos. Anonimiškumas reikalauja psichoterapeuto vengti nereikalingo savo asmeninių požiūrių, gyvenimo detalių ir problemų atskleidimo, kas gali trukdyti pacientui atsiskleisti pačiam. Abstinencija reikalauja psichoterapeuto susilaikyti nuo tiesioginio paciento norų tenkinimo, o taip pat nuo jo naudojimo savo asmeniniams poreikiams patenkinti, seksualiniams, narciziniams, materialiams ar kitiems. Ir kontrperkelimo analizė, tai kontrperkelimas analitiko reakcijos į klientą ir medžiagą, kurią klientas pateikė seansų metu. Kontrperkelimo analizė paprastai gali būti suprantama kaip analitiko bandymas išanalizuoti savo reakcijas į klientą, kad ir kokia forma jos būtų.
Kad sėkmingai įsitraukti į psichoanalitinį gydymą, analitikas turi sugebėti objektyviai pamatyti klientą ir suprasti, tiek klientė vykstantį perkeliamą, tiek savo patirtį. Ir pabaigai, čia galbūt ne visai apie procesą, bet aš manau, kad jame tikrai to yra. Laisvos asociacijos, kai pacientas kalba apie tai, kas jam šauna į galvą. Tikimasi, kad laisvų asociacijų metu atsiras represuotų prisiminimų fragmentai. Laisvos asociacijos tai sąmonės ir turinio raiška, kalbant ar rašant, be cenzūros, kaip pagalbinė priemonė norint pasiekti nesąmoningus procesus. Ši technika naudojama psichoanalizėje, taip pat ir psichoanalitinėje terapijoje, kurią sukūrė Zigmundas Freudas. Freudas apibūdino tai, kad laisvos asociacijos svarba yra, kad pacientai kalbėtų už save, o ne kartotų analitiko mintis. Jie dirba remdamiesi savo medžiagą, o neskleidžia kitų pasiūlymus. Negali būti tikslios laisvų asociacijų metodo atsiradimo datos. Jis vystėsi labai palaipsniui tarp 1892 ir 1895, nuolat tobulėdamas ir išgrynindamas jį nuo lydinčių pagalbinių priemonių, ten hipnozės, įtaigos, spaudimo ir klausinėjimo. Čia Freudas taip prašo irgi ir sako. Ir Freudas pavadino laisvas asociacijas tai pagrindinė techninė analizės taisyklė. Mes liepiame pacientui atsidurti ramioje, nereflektuojančio savęs stebėjimo būsenoje ir pranešti mums apie bet kokius vidinius stebėjimus, kuriuos jis sugeba atlikti, nesirūpindami, atmesdami bet kurį iš jų dėl to, kad tai yra per daug nepriimtina ar per daug neapgalvota. Kad būtų galima pasakyti, kad tai per daug nesvarbi ar nesvarbu, arba kad tai yra nesąmonės ir kad to nereikia sakyti. Laisvose asociacijose psichoanalitiniai pacientai kviečiami papasakoti viską, kas jiems šauna į galvą analitinės sesijos metu, o ne cenzūruoti savo mintis. Ši technika skirta padėti pacientui daugiau sužinoti apie tai, ką jis galvoja ir jaučia, nesmerkiančio smalsumo ir priėmimo atmosferoje. Psichoanalizė daro prielaidą, kad žmonės dažnai prieštarauja poreikiui sužinoti apie save ir sąmoningai, nesąmoningai baimiai ir apsiginimui prieš pokyčius ir savęs išreiškimą. Laisvos asociacijos kaip metodas neturi linijinės ar iš anksto suplanuotos dienotvarkės, bet veikia intuityviai šuoliais ir ryšiais, kurie gali sukelti naujų asmeninių įžvalgų ir prasmių. Asociacijos logika yra nesąmoningo mąstymo forma. Laisvosios asociacijos yra metodas, kai nei terapeutas, nei pacientas iš anksto tiksliai nežino, kur juos nuves pokalbis, tačiau ji linkusi atskleisti pacientui labai svarbią medžiagą. Nepaisant iš pažiūros sumaišties ir ryšio stokos, prasmės ir ryšiai pradeda ryškėti iš netvarkingos minčių sruogos. Laisvų asociacijų tikslas yra ne atskleisti konkrečius atsakymus ar prisiminimus, o paskatinti bendro atsiradimo, tokį bendros kelionės tokio atsiradimo tą jausmą, kuri gali pagerinti paciento mintis, jausmų, veiksmų laisvę ir savarankiškumą. Tai va, tai tiek. Aš manau, kad mes paskui pasišnekėsim per diskusiją, nes aš kaip suprantu, čia buvo pašnekėta kažkiek apie psichoanalitinį mąstymą, psichoanalitinį procesą, bet mažiau apie psichoanalitinę tą erdvę tokią, nors manau, kad buvo kitais aspektais paliesta. Tai aš manau, kad mes visą tai pakalbėsim. Dabar tai mes sustosim ir tada jau susitiksim bloke.